atėjus pacientui į kliniką neužtenka vien pasižiūrėti į burną. Tiksliai diagnostikai ir detaliam gydymo planui reikalinga rentgenologiniai tyrimai. Galima atlikti vieną danties nuotrauką, galima atlikti panoraminę visų dantų nuotrauką, tačiau tiksliausias tyrimas pilnai rodantis visą burnos situaciją yra kompiuterinė tomografija, kuomet galima 3D maketo pagalba pamatyti visų dantų padėtis ir situaciją aplinkui iš visų pusių. Tai paprastai kompiuterinė tomografija gydytojui padeda nustatyti ir diagnozuoti burnoje įvairiausius pakitimus, bet juos pamatyti tiksliai, sakykime, vertinant krūminio danties pūlinį, mes matom būtent prie kurios šaknies yra pūlinys, kokio jis yra dydžio. Jeigu tai yra protinis dantis, kiek arti jis yra, sakykime, apatinio žandikaulio nervo. Jeigu tai yra infekcijos židinys, kuris susijęs yra su viršutinio žandikaulio sinusu, kuris būtent dantis, kuris šaknis jo yra sąlyginė. Ir atitinkamai galima net papildomas gydymo taktikas parinkti, turint tikslesnės diagnostikos priemonę. Tomografijos programuose mes jau galim skaitmeniniu būdu susiplanuoti būsimą implanto poziciją, bet kartais ne tik vieno ar dviejų implantų pozicijas galima susiplanuoti net būsimus dantis, kur jie tinkamai turėtų atrodyti, kaip jie turėtų būti pagaminti, kad būtų, kaip sakant, kuo didesnis tikslumas, kuo patogiau pacientui ir ilgamžiškiau tarnauti.